Rugsėjo 22. Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius. Psalmių 23 skyrius 6 eilutė. Gerumas ir gailestingumas, kurio tikimės gauti karalystėje, turi savo pradžią jau čia ir turime tai įvertinti. Kas nieko nežino apie džiaugsmą Viešpatyje šiame gyvenime, be abejo, nebus pasiruošęs Viešpaties džiaugsmui karalystėje, nepriklausomai nuo to, kokius palaiminimus ir džiaugsmą sulauktų tūkstantmetiniame amžiuje karalystės valdymo metu. Taigi, Viešpaties ištikimiems suteikiamas džiaugsmas ir džiūgavimas nėra vien tik laikinas džiaugsmas, susietas su pradiniu Viešpaties priėmimu ir pasišventimu jam. Į Viešpaties gerumą ir gailestingumą neturime žvelgti kaip į tolimos praeities dalyką, bet turime pripažinti ir įvertinti kaip dabartinį dalyką. Dievo gerumas ir gailestingumas mus lydi kasdien, atgaivina mus, stiprina ir laimina. Dievo gerumas ir gailestingumas laimina mūsų naujus protus ir žmogišką prigimtį, nors čia paminėtas gerumas liečia labiau, nors neišimtinai, mūsų dvasinės privilegijas, tuo tarpu gailestingumas liečia labiau, nors neišimtinai mūsų žmogiškas privilegijas. Patirti gerumą ir gailestingumą yra garbinga privilegija, ne tik dalį kelionės, bet per visą mūsų kelionę į karalystę. Nė akimirkos neabejokime Viešpaties ištikimybę, kad suteiks mums visokios malonės, gailestingumo ir tiesos, reikalingos visai mūsų kelioniai. Jis niekada mūsų neapvils, nepaliks ir neužmirš. O kai parodysime savo ištikimybę net iki pabaigos, mūsų amžina dalis bus narystė Dievo šeimoje. Klausimai: kokie buvo šios savaitės išbandymai susiję su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Ką atliko manyje? Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius. Psalmių 23 skyrius 6 eilutė.